Prieš pradėdama šį video noriu pasakyti, eikit užsubscribint Vicioks Elektročioks. Nu ten bus gan retai, nu aš nežinau kaip retai, gal Vytautas iš Kalvės persikels į Elektrą. Nežinau kaip bus, bet eikit ten užsubscribint ir pradedam video. Taigi sveiki visi į naują Teslas video, nes Vytautas dabar jau nebe Kalvis, jisai... Nikola Tesla, jisai elektrikas. O kaip Nikola Tesla mirė? Viešbuti vienišas mirė, blemba, nes jam sudegė ir laboratorija, viskas jam sudegė, nebent tas niekšas Edisonas padegė jo, kaip sakant, tą. Nes kaip buvo, Edisonas užrašė kažkokį projektą ir Tesla paskyrė, kaip ten tą sakė, sumokės 50 gal 60 tūkstančių dolerių, o šiais laikais būtų apie 4 milijonus. Ir jisai padarė per trumpą laiką ir sako, Edisonas, tu nesupranti amerikietiškų bairių. O tas Nikola Tesla pasakė, eik tu išėjo į savo laboratoriją, o Edisonas tikriausiai ir padegė tas durnelis. Lemputės jisai net nesukūrė. Ar jisai lemputę sukūrė? Jisai net lemputės nesukūrė. Kas sukūrė lemputę? Aš pats nežinau, bet ne jisai sukūrė, jisai tik patobulino ir užpatentavo, kad galėtų jo vaikai, anūkai gaminti milijonus už tą lemputę. Net jisai sukūrė tą lemputę. Visi sako, Edisonas net jisai sukūrė. Ką jisai tik sukūrė, gal garsą tik sukūrė. Aik tu tas Edisonas. Gerai, palarim, nukreipam biškį, bet mes ką pirmą darysim ir ką pirmą darysim, tai pirmą va aš čia turiu tokį mini driverį Teslas, va čia va priartinam, koks čia pala yra FZ44N MOSFETas, kondensatorius, rezistorius, diodas ir pontičiametras, ar kaip čia tariamas. Ir dabar mes pabandysim pajungti į viską. Gerai, ir dabar mums ko dar reikės, mums reikės iš Vytauto Kalvio pagaminto, nežinau kaip čia net pabandint, bet jisai paduos mums elektros. Tai sujungiam viską dabar. Gerai, žodžiu, va čia jau yra, kaip sakant, Vytautas tik padidins srovę iki 19 voltių. Čia minusas, čia pliusas, atmintinai jau žinom. Ir kur dabar tuos laidus reikės jungti, tai gerai, va čia įeis įėjimas 2 ir 3 išėjimai. O kodėl 3 išėjimai, tai aš nežinau, aš vieną indą pažiūrėjau ir jisai taip sakė, kad reikia daryti, tai mes taip ir darysim, kaipgi neklausysi. Apviniot aplink Teslos išradimą ir pabandysime ne Edisono lemputę uždegti, nes Edisonas neišrado lemputės, aišku jums. Visi glaziruoja tą Edisoną. Kaip ne glaziruoja. Ne jisai išrado, nu. Myža visi, dabar jau gaminaisi milijonus tos eurus, nors ir negyvas jisai. Užpatentuota. Gal ir nebegamina, gal jau baigėsi jam jau. Ir va tavą reikia mums va čia va pajungti prie apvijos, antrinės apvijos apačios, o tuos du čia. Ir dabar įėjimą jungsim, gal pirmą čia atjungiu čia, minusas tas, pliusas tas, taip. Išjungiam gal šviesą dabar. Ajo, Daumai, kur lemputę padėjai? Ai, čia gerai. Pabandysime ne Edisono. Gerai, galime išjungti jau. Ir dabar įjungiam va čia ir pažiūrim, kiek ims. Gerai sujungiau viską. Atrodo gerai. Kiek jėma? Plemba neturėtų tiek imti. Palauk biškį. Pagalvojam, kaip čia turėtų būti. Išjungiam šviesą ir pajungiam. Neturėtų tiek daug imti, bet kažkodėl jėma ir labai neužkaitęs dar. Tai va. Įjungiam. Šviesa dega. Nuo atstumą ir žiūrėk, va. Turėtų būti. Matai? Gali priartėti, Adomai. Iš tikrųjų ne tai, kad krato, bet mane degina, nes labai didelis dažnis ant šito dalyko. Va čia gali, dabar nieko nebejaučiu. Arka, Adomai. Gerai. Reikia atnaujinti.
Nes kažkaip biški tranzistorius užsiblokuoja ir pradeda imti ne 1 amperą, o 3 amperus. Iš tikrųjų pusę tik turėtų imti amperų. Gerai, užtenka jau. Atjungiam viską, būt tranzistorius jau. Ne, dar nelabai užkaitęs. Dar biškių galėtume padirbėt, bet žodžiu, kietai, toks vienas tranzistoris gali taip veikti. Bet mes ką dabar pabandysime, mes pabandysime prie 4000 pajungti voltų, pabandysim pirmą uždegti dangtį ir tada pajungal dar geriau veiks ir gal mažiau ims amperažo tas mūsų prakeiktas. Nu, prigalvoja tų formulių visokių. Padarytų lengvai, va tiek apvijų reikia ir tiek, kad dažnis būtų ir viskas, nu. Bet ne, rezonavimą dažnį apskaičiuok, tą padaryk. Į tai neveikia, nes iš AliExpreso kažkokius mikrokontrolerius atsisiunčiau, UCC, o galas arba 21, arba 22. Neveikia iš vis. Arba ChatGPT sugadino. Gerai, dabar pažiūrim, kaip veiks. Biški gal togi atvėsta mūsų tas. Nu jau šiltas tik tais. Ir pažiūrim pirmą, kiek jėma mums elektros, va tas aparačiukas. Ir tada pažiūrėsim, kiek kaip kas, žinai, kaip kiti dalykai. Įjungiam. Oi, amperą 5 jėma. Lemba negerai, biški. Labai greit užkais. Gal sumažinam voltažą, padidinsim gal vėliau. Ant 12 voltų padarom kažkur. Kiek dabar? Amperą jėma. Pirmą pabandom gal ant to dalykiuko. O ten neišeina arka. Va iš čia va pažiūrėk. Gal pirmą išjungi šviesą tada. Turėtų išeit. Ne, nieko, ne. Dega šviesą bent jau. Dega, bet nebėra arkos. Ir tik 200 mA pradėjo imti. Vieną. Plemba nieko nebevyksta. Noriu dar pasigirti, dažnio keitiklis sutvarkiau. Ne, dabar neveikia, nejungtas. Gerai, reikia pažiūrėti, ar duos man kibirkštį kokį. Nieko. Gerai, kažkas negerai. Reikia numažinti tada. Dabar. O, ir! Nu, dar paskutinį kartą pasigrožiam šią mažą kibirkštėlę ir tada jungsim kitą. Ir dar noriu pabandyti su ledais. Kai bus iš tikrųjų ne tam pasiėmiau, bet reikia pažiūrėti ir su ledu. Gal ledai užsidegs, nes čia ledinė lemputė, o čia dujinė, nežinau net kaip pasakius. Gerai, jungiam. Ne, nieko. Tik čia. Oi, žiūrėk. Užsideginėja biškį, matai? Ir ledai užsidega. Tiesa, Ir matai, va čia apvijas ir didėja voltai, žinai, ir žiūrėk. Ai, ne, turėtų
Va taip va turėtų išpalėta, bet kažkaip neišpalėta. Nu gerai, prilečiam dabar. Bet dabar kažkodėl krato mane. Nedegina. Reikia tą atreguliuoti tikriausiai ir tada bus geriau. Gerai, tai va, pajungiam tą mažiuką. Gal per ilgai čia, žinai, žiūrinėjom, bet įdomu. Tai dabar bandysim tą pajungti. Išjungiam visus tuos. Nebereikės jau. Tai va, jeigu norit skematikos, tai parašykit dar vieną trumpą video, padarysiu, kaip parodau skematiką. Jo, kaip va tokį mažiuką mini driverį pasidaryti. Aš irgi radau ant YouTube, ten vienas kažkoks indas, kur pusę indiškai kalba, pusę angliškai kalba. Tai dabar mes paimam tuos visus reikiamus įrankius. O kaip šitas veikia aparatas, aš tiksliai nežinau, bet aš paaiškinsiu, kaip aš žinau. Tai va šitos arkos veikia kaip tranzistorius, tipo kondensatoriai krauna ir arkos, kondensatoriai krauna tipo, kad arkos kibirkščiuot pradėtų, tipo, tai labai greit dažnių, tipo, žinai, įkrauna, o tu kibirkšti, žinai, ir kokį 30 000 kartų per sekundę, va taip. Ir va šitie kondensatoriai negali didelio dažnio atlaikyti, užtat vieną jau buvom sudeginę praeitam video, ką padarysi. Ir tada, ir taip žodžiu veikia, aš va taip va galvoju. Tai dabar ką darom, tai va tą va pasiemam ir iš tikrųjų man reikėjo pasidaryti didesnį tą. Čia yra 20 gal ir yra centimetrų, nes reikia 22 pasidaryti, man atrodo. Gerai, biškį nuimam tą. Ir reikia va taip va sudėtas apvijas, va tokiu būdu sudėta apvijas. Ne tai kaip mes čia dėsim, bet turėtų veikti, gal net geriau dabar veiks, net nežinau tiksliai. Nu ir bandosim jungti. Ai, dar noriu va parodyti. Nematėt, kaip viens nuo kito skyrėsi. Tai va tas viens. O čia dar to neskaičiuojam, čia tiesiog čia. Tos apvijos čia. Tai va tas čia kažkur pasibaigė, o tas jau beveik dvigubai didesnis. Tai kieta. Gerai, tada šitą priliesi, pažiūrėsim, koks gausis. Palauk, da nejung. Nujung. Gerai išjung. Ne, nieko gero čia. Dar reikės man kondensatorių padaryti gal kitą. Nes iš tikrųjų gali, bet aš taip nedarysiu, gali su slojiniku vandeniu druską. Tai vienas polis bus į vandenį druską, kai pilsi su vandeniu druską, o kitas aliuminio folijos iš kitos pusės. Bet labai mažas gaunasi tas ir labai didelė varža. Tai da mažesnė. Gerai gali atjungti. O, žiūrėk, galingiau, ne? O, eiktų galingiau. Gerai, išjung. Galingiau, ne? Ja. Man taip. Nu, nesuprasi čia. Nepaaiškinami niuansai čia. Čia tik Tesla galėtų pasakyti, ne tas Edinasas niekšas. Pavogė lempą, išdavė Tesla. Tas mane nervuojasi, aš negaliu. Visi, nerašom komentarus, neheitina man to Edisono, jisai norėjo tiesiog pinigų uždirbti. Jisai, kaip sakant, biznismen. Čia blemba, pažiūrėk, kiek apvijų, tiek iš vis neturėtų būti, turėtų tik 2-4 būti apvijas. O čia kiek gaunasi. Da geriau, ne? Da geriau. Kodėl daugiau apvijų geriau? Nežinau kodėl. Dėl Edisono. Tas Edisonas tai.
Pliama, ką dabar daryti? Laidų nebėra. Edisonas išėjo, kaip sakant, praslydo. Tesla nepadavė Edisonai teismų. Įdomu, žinai, ką pabandom, bet to pabandom. O, žiūrėk, išeina truputuką. Reikia geresnės žemės jaučia. Bet matai, žiūrėk, koks eina. Pajung. Gerai, išjung. O, jau kondensatorius kaip rikščiavo, išjung šviesas. Palauk, neįsipūtė. Tas labiau, tas mažiau. Vienas sveikas tik liko. Nu, tai vienas kaip tik liko magnetronui paimti. Taigi, sveiki visi. Ir dabar ką mes darysim? Tai mes dabar buvom pabaigę, reikia mums šito laido. Ir žiūrėsim, kaip atlaikys. Kodėl mes dar kartą bandom, nes žiūrėsim, kaip atlaikys mūsų naujai kondensatoriai. Va štai čia yra 100 sulituotų kondensatorių. Jie yra, vienas kondensatorius yra 1 kV, tai 1000 V ir 27 nanofarų ten tų šūdo, ne? Nes kažkas rašė, kad aš labai gerai paaiškinu su tai šūdais. Tai va taip ir yra. Ir kai 10 sujungi nuosekliai, tai pasidaro 10 kV ir 2,7 nanofarų pasidalina iš 10, nes 10 sujungi. Ir tada dar 10 lygiai grečiai ir tada pasidaro 27 nanofaras. Bijau, žinok, jungt. Įdomu, kai kelsiu į Facebooką, ką žmonės rašys. Ką čia norėjai parodyti šitą video, debilę? Tiesiog, tai kam žiūrin? Nu tai kam žiūri? 500 followerių jau yra. Įsivaizduoja, domai? Prisimeni, kai buvo tik keli. Ir kaip skundžiausi, kad kebabinė daugiau turi followerių nei aš. Va, tie heiteriai ir va subscribina. Aš nepykstu, žinai. Ne, bet pykstu, iš tikrųjų nerašom tų blogų komentarų, nes žmogus tikrai stengiasi, jisai daro viską, ką gali, kad išmaitintų šeimą savo, ne, vis tiek reikia. Gerai, palauk, čia tas sujungiam, dabar turėtų suveikti sekundį. Dabar aš bijau. Kodėlgi aš bijau? Gerai, reikia tą sujungti, nes mums reikia žemės tikriausiai, reikia būtinai žemės, kad į žemę šokinėtų neįdomu. Bet gali būti, kad labai mažas bus kibirkštis, bet gali būti, kad bus... Ne, pala, dabar ko mums reikia? Dabar mums reikia tos lasdelės. Kur ta plastikinė lasdelė? Gerai, paimam šitą, paimam 3 laidukus. Saugumo sumetimais, gnyptais. Nežinau kodėl, bet aš bijau labai, nes gali būti labai didelis kibirkštis. Šitie kondensatoriai skirti, man atrodo, didelių dažnių, tai ne tai kaip tie, blemba. Va, vienas įsipūtęs, bijau lies, gal neužsikrėsiu čia. Kažkokia liga pas juos. Žinot, kokia liga? Kaip ten 14 amžiuje ir kelintam 15. Juodasis čia. Maras, juodas maras, ne? Va čia irgi juodas maras, pažiūrėkit, juodai išėjęs visas. Nesimato, apvalėme. Va tas vaisiputė kaip. Va jisai kažkaip sužvairėja. Tas tai toks daužtas, ne? Tas toks daužtas, aš nežinau, čia operatorius čia vieną trenkė. Žiūrim, kaip su tais kondensatoriais bus, tai Adomai įjungiam labai trumpam, ne? Įjungiam labai trumpam ir šviesas galim išjungti iš tikrųjų. Palauk, kaip čia turi būti, gal svarbu, ar ne? Nes magnetiniai laukai, ne? A, ne? Magnetiniai laukai, ne?
Tai tas eina taip, jau transformatorių, tas eina čia. Žiūrim, kaip bus. Gal su tais kondensatoriais neveikia, bet blemba 30 eurų paklojau, žinai. Turėtų veikt. Aik tu kokią didelę arką, aik tu savo. Atjung. Atjung. Kodėl tokia maža? Palauk, dabar žinai, kaip dar padarom. Dabar pirmą, ką reikia padaryti, tai mums nenumir, čia nieko nesulietus. Gerai, viskas, gerai, čia netredžiam. Reikia va taip sujungti, reiškias orientacijas reikia, nes magnetiniai laukai ir visi tie šūdai. Dabar kibirkštis bus. Patikrinam su testeriu. Gali induktyvumą matuoti, amperažą, laipsnius, kondensaciją, ar kaip vadinasi varžą, pipsėjimą, diodai, hertus, voltus ir dar visokio šūdo. Ir dar šviesa yra. Bet labai chujovai šviečia. Vapšė ne šviesa čia galim. Gerai, ties kur čia pasižiūrim. Ties kur čia. Oik tu savo. Gryni nuliai. Įdedam atgal į savo dėžutę, nes reikės į parduotuvę dar grąžint. Su čekiu. Gerai, dabar ko jisai mums taip mažai kibirkščiuoja, jūs man pasakykit. Ko Domai mažai taip kibirkščiuoja, kaip manai? Parašyk komentarų sekcijoje. Parašyk. Gerai, dabar pasižiūrim, nuimėm apvijų kažkiek. Pasižiūrim, kaip dabar apsivinios. Kondensatorius gal chujovas, užkaitas gal jis tai iš vis. Ai! Ai! Koks. Gerai, jungiam. Gerai, atjung. Da, papratinam. Oi, ko čia plazma kažkokia. Gerai, da, praplatinam. Čia kai vyrinė, žinok. Gerai, atjung, taigi čia plazma eina. Gerai, kas dabar čia įvyko, ką? Man pasakykit, mėly žiūrovai. Ar negerai sujungiau, ar kaip čia? Bet kad gerai sujungiau. Nu, žiūrim dabar. Vytautas naują kanalą turės, bet labai ten retai kels, bet kels žodžiu. Viciokas elektrociokas vadinsis. Jo, viciokas, elektrociokas, jo, va taip. Turėjo iš vis būti iki tūrininko šokinėti, bet kažkaip nešokinėja. Žiūrim, kaip... Nepadaro, nieks čia. Žiūrim, ką turim. Jung. Pažiūrėk, kaip šokinėja. Sumažint apvijų. Gerai, gali jungti. Atjung, gerai, trumpam, tik tais. Bra, gerai, tuoda. Aš dabar galvoju, reikia tą pabandyti uždėti. Dėl viso ko, žinai, pažiūrėti, kaip su tuo veikia, gal geriau su tuo veiktų. Ne, atjung, blemba, kai sekundau. Vapšė mažiau kažkodėl. Sumažinsim dar apvijų ir bus gerai čia viskas. Nes ir negali būt kitai, užmerk akis, kvėpuo giliai. Gerai, dabar tai tikrai susprogsim. Gerai. Atjung. Gerai. Dabar vėl mažiau kažkodėl. Gerai, tu žodžiu, biški pafilmuok iš toliau, žinai. Aš tiesiog čia prasitestuosiu, žinai.
Pažiūrėsim, kas didžiausiai. Tai čia biški toks pridranas bus. Gerai, nedidelė tokia. Tas pats ar ne? Tas pats, ar ne? Gerai, čia pasirodė. Kokia čia ilgio? Pamatuojam, kokią ilgio šaknyje. $15 centimetrų kažkur. Nu 14, gerai, 14 duodam jam. 14 kažkur. Duodam 14, ne žiūrovai sakys, ne 15, ką tu ten apvalini. Iš vis čia neturėtų, bet tais ir Vytautas Viciokas elektročikas ir į Vytautas Kalvis. Bet tada sumažės, nes Vytautas naują kanalą turės Viciokas elektročikas. Reikia gal tą prijungt, gal tas geriau dirbs. Blemba ilgė, ne visai? Kaip pas mane. Atsitrauk toliau. Blemba gerai duoda, ne? Vienas. Gerai, atjungiam šitą mums ventiliatorių, kurį gerai labai pritaisėm. Biškį atvėso, nedaug, bet atvėso. Gerai, ir dabar tu, Adomai, vėl pažiūrėk. Arba gal duok man, aš greitai pažiūrėsiu. Tu tik įjung, žinai, ir pafilmuok, žinai, kaip sakant. Oi, suma! I have the power! Gerai, atjungiau, matai, mažėja tos kibirkštis, nesikaista kondensatoriai. Pasižiūrim dabar, kiek voltažų rodo, kad dėl visą pyktą, nes Vytautas nenori. Va, nulis, gerai. Nulį rodo. Žinai, kas gali būti ne taip. Įkaista kibirkštis. Jo. Pliama, bet pažiūrėk, paliesk. Paliesk. Karštos, bet labai karštos nėra. Tipo, jo, tik tai ant tipo. Edisonas, blemba, jaučiu dabar, žinai, žiūri iš viršaus ir keikia mane. Nes jisai lopas buvo, galim visi pripažinti. Ir jaučiu ant Facebooko, jisai negauna tų heitintų komentarų. Aišku, jisai negauna iš Facebook. Gerai, biškį įjungiam dabar, pasižiūrim, kaip dabar. Gal dar daugiau? Oi, pažiūrėk, kaip sumažėja. Jaučiu, man atrodo, nas rezonavimo tas dažnis buvo. Ir dabar, žinai, ką pabandysim dar patestuoti. Pabandysim Sonadar apie. Gal Sona geriau veiks? Jo, tą dar reikės būtinai pabandyti. Dar tą įjungiam, pasižiūrim, nes blemba gerai atrodo. Žinai kaip, aš įjungsiu, ne? O tu biški pavaikščiok aplinkui, biški pafilmuok gerai. Tokiu, tu nebijok, nenumirsi gal. Ne, nenumirsi. Jisai neturėtų gal šudyti. Gerai, tas. Aš noriu, kad biški būtų, supranti, didesnis tas tarpas, nes turėtų tada geriau veikti. Bet neišeina su didesniu tarpu kažkodėl. Įkaista iki raudonumo, jūs nemato tikriausiai, bet įkaista iki raudonumo.
Ai, tos kibirkštis ir smarkiai sumažėja. Jo, negerai tada dėl to taip. Oi, plazma. Ne, plazma vyksta tada. Gerai, užtrumpinam. Gal reikės kažkada patobulinti dar, bet blemba, aš jau, kaip sakant, jau patenkintas rezultatais. Nu, davai, kadro biški. Поехали. Taip greitai, žinok, praeik, nes labai greit sumažėja, žinai. Palauk, nereikia. Iš naujo dar. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu taip spaudžiam like, jeigu ne, subscribe. Einam pasubscribint dar Viciokas, Elektročiokas. Aš nežinau, kaip bus, bet ten bus. Ir įmesiu į aprašymą ir susitiksime kitame video.